Sveiki! Į Lietuvą atėjus žiemai traukiame ten, kur šilta. Šį kartą aplankysime didžiausią iš 7 Kanarų salų Atlanto vandenyne – Tenerife. Trikampio formos salos centre stūkso Teidės viršukalnė, aukščiausias Ispanijos taškas. Kalnų masyvas esantis salos viduryje lemia ekosistemos įvairovę, kuri gali nustebinti bet kurį turistą. Ypač ryškus gamtiniai kontrastai matomi žiemos mėnesiais, kai gulėdami paplūdimyje ar besimaudydami vandenyne galite grožėtis snieguotą Teidės viršūnę. Egzotiškas, svetimą planetą priminantis salos peizažas mirga smengančiais į vandenyną juodais vulkaniniais krantais ir smėlio paplūdimiais, kuriuose gimsta pats gražiausias įdegis. Ne tik unikalus gamtos grožis ir puikus klimatas kasmet į Tenerife pritraukia milijonus turistų, bet ir prabangus viešbučiai bei pramogos. Kaip kazino, koncertų salės, turtinga virtuvė, demokratiška pramogų centrų ir naktinių klubo aplinka, mėgėjų apsipirkti rojus ir vandens sporto įvairovė. Visa tai tikrai palieka neišdildomą įspūdį apie čia praleistas atostogas. Todėl ne veltui daug aviakompanijų skrenda šią kryptimi ir pasiekti šią salą galima įsigijus pigius skrydžius su Ryanair, Wizz Air ar kitomis kompanijomis. Ypatingai daug pigių lėktuvo bilietų į Tenerife ir Kanarų salas galima surasti iš Londono oro uostų. Sala nėra didelė, todėl atostogų metu ją galima apkeliauti visą. Joje puikiai išvystyta turizmo infrastruktūra. Unikalūs, bet skirtingi senoviniai miesteliai salos šiaurėje ir pietuose. Tenerife garsėja savo karnavalu, kuris rengiamas vasario mėnesį. Tai pati populiariausia šventė Kanarų salose, jungianti Venecijos karnavalo puošnumą bei Brazilijos karnavalo aistringumą. Karnavalų iškelmėse trunkančiose visą vasario mėnesį dalyvauja tiek suaugę, tiek mažieji salyno gyventojai. Pasiruošimas šiam karnavalui vietiniams gyventojams užima gana daug laiko. Paskelbus būsimą karnavalo temą, Kanarų salos gyventojai pradeda kurti naujus karnavalinius kostiumus, repetuoja muzikinius ir teatrinius pasirodymus, taip ruošdamėsi nustebinti aplinkinius. Na, o prasidėjus iškilmėms salos miestų gatvės ir aikštės pasipuošia šventiniais atributais ir prisipildo nesulaikomų linksmybių, kurios nepalieka nuošalyje nei vieno. Vandens sporto mėgėjai taip pat ras ką veikti. El Medano – burlenčių sporto sostinė Tenerife saloje, esanti tik 10 km nuo salos oro uosto. Iš tiesų, El Medano yra žvejų miestelis, mažas ir jaukus, jis skiriasi nuo tipinių stambių kurortų. Tai nėra puikus pasirinkimas tik pradedantiems užsiimti šiuo sportu, kadangi bangos būna gana stiprios. Taip pat šalia El Medano kurortų yra El Cabezo miestelis, kuriame bangos dar stipresnės. Tai vieta, kurioje renkasi burlenčių sporto mėgėjai ir žinovai. Keliai Tenerifėje labai geri. Pusę salos juosia automagistralė, todėl kas vakarą patogu grįžti į savo viešbutį iš bet kurios salos dalies. O ryte vėl pradėti naują kelionę į priešingą salos pusę. Arba tiesiog galima išsinuomoti kelis viešbučius skirtingose salos dalyse. Svarbiausia neužsibūti savo kurorte. Jeigu norite pamatyti įspūdingų vietų, privalote iškišti nosį už kurortų zonos. Iš Tenerifės puikus susisiekimas su kitomis salomis, tad keltais arba lėktuvu galima pasiekti visas Kanarų salas. Susiruošus ilgesnę kelionę pamatysite tikrai daug. Kanarų salos priklauso Ispanijai, todėl skųstis maistu Tenerifėje kažin ar įmanoma. Ispaniškos paella, įvairiausių pasirinkimų užkandžiai tapas, kalnai skirtingų jūros gėrybių ir patiekalų su jomis. O kur dar sangrija, ar bet koks kitas vynas, kurio čia gausu. Kurortuose galima rasti visų įdomesnių šalių virtuvių, nuo Meksikos iki Tailando, nuo itališkos picos ar lazanijos iki pačių tikriausių kanarietiškų bulvių. Kainos panašios į pietų Europos kurortų, kai kur net pigiau, tikrai galima lyginti su Lietuvos. Kadangi Tenerifėje visi metai yra saulėti, joje tikrai rasite aukštos kokybės, daugiausia tamsaus smėlio ar malksnos paplūdimių. Daugelis paplūdimių turi gerą įėjimą į vandenyną, atitinka ES paplūdimių švaros reikalavimus, gali pasiūlyti gultus, skėčius, dušus ir vandens pramogas. Žymiausi paplūdimiai –
Playa San Marcos, Playa de las Americas, El Medano, Playa Jardín. Būnant čia privaloma aplankyti Teidės nacionalinį parką. 1954 metais Teidės parkas buvo paskelbtas nacionaliniu. Šiame parke stūkso didžiulis ugnikalnis. Tai vienas aukščiausių Ispanijos kalnų. Šis parkas yra įsikūręs 2000 metrų virš jūros lygio, todėl dėl stipraus vėjo ir iškrentančio sniego kartais kelias į šį parką yra uždaromas. Vasaros mėnesiais šis parkas primena kaubojiškų filmų aplinką, kur temperatūra gali pakilti iki 40 laipsnių ir visur be galo sausa. Pasiekti Teidės ugnikalnio viršūnę galima pėsčiomis arba specialiaisiais keltuvais. Esant geram orui, kai dangaus nedengia debesys, nuo šio ugnikalnio viršūnės galima išvysti kitas Kanarų salas – Gran Canaria, La Palma, La Gomera ir El Hierro. Kita vieta, kurią privaloma aplankyti – Loro parkas. Loro parkas padaro didžiulį įspūdį visiems nepriklausomai nuo amžiaus. Buvęs papūgų parkas išaugo į didžiulį faunos ir floros parką ir dabar yra antra pagal lankomumo vieta Tenerifėje. Čia išvysite daugiau nei 300 rūšių papūgų, jūros liūtų, delfinų, papūgų pasirodymus, akvariumą su ryklių uolomis, gorilas, šimpanzes, jagorus, flamingus, vėžlius, orchidėjų sodą ir vieną didžiausių pingvinariumų. Pingvinariume sukurtos Antarktidos sąlygos ir per dieną pagaminama 12 tonų sniego. Siūlome apsilankyti ir pragaro tarpeklyje – Barranco del Inferno. Skamba gąsdinančiai, ar ne? Nepaisant savo baisaus vardo, ši prašmatni žalia tarpukalnė yra sausos pietų Tenerifės oazė. Tai vienintelė vieta, kurioje natūraliai teka vanduo. Šią vietą labai mėgsta aktyvaus poilsio mėgėjai, kadangi per 2,5 valandos galima viską apeiti ir iki saulė taps labai kaitri pasimėgauti šio vaikščiotojų rojumi. Vaikštant šią vietą kartais tenka praeiti gilius tarpeklius, kur tikrai tamsu ir šalta. Šios saurukalnės maršrutas baigėsi prie Krioklio, kuris nėra labai įspūdingas, tačiau ganėtinai netikėtas tokiame sausame gamtovaizdyje. Gamtos mėgėjus nudžiugins Mėnulio gamtovaizdis. Tenerifė – tarsi miniatiūrinis kontinentas, kuriame kietos uolos suformavo landšaftą, kurio vaikščiodamas jautiesi tarsi būtų Mėnulyje. Vaikščiodami šiomis vietomis gal kiek ir pavargsite, tačiau tikrai verta ten nuvykti, nes įspūdžiai nepamirštami. Rekomenduojama pasiimti užkandžių ir gėrimų. Los Gigantes uola. Ši didžiulė, vietomis siekianti nuo 500 iki 800 metrų aukšti uola yra vakarinė Tenerifės pakrantėje. Mažoje įlankoje yra įsikūręs Los Gigantes miestelis, kuris vertikaliai jungiasi su Puerto de Santiago. Vienintelis kelias iš arčiau apžiūrėti šias salas tai pasiekti asfaltimi. Išvydus šias salas iš arčiau tampa aišku, kodėl senieji salos gyventojai šias salas laikė šventomis. Jie manė, kad pasaulis užsibaigė čia. Guimar piramidės. Archeologai ir vietinės valdžios vyrai šaipėsi iš vieno laikraščio, kuris paskelbė, kad Tenerifės saloje rado paslaptingas laiptuotas piramidės. Daugelis teigia, kad čia žemdirbių akmenuota terasa, kurios plačiai paplitusios Kanarų salose. Tik tyrinėtojas Toras Herdelas, kuris išsamei tyrinėjo Takume piramidės Peru, manė kitaip. Išvydęs nuotraukas jis taip pat atvyko į Guimar slėnį, kad gyvai pamatytų šį pastatą ir patvirtino, kad tai tikrai laiptuota piramidė, kurių galima išvysti Peru ar Meksikoje. Etnografinėme parke be laiptuotų piramidžių galima aplankyti Casa Cajono muziejų, natūralaus dydžio reprodukcinį radų laivą. Šiame parke įsikūręs kino teatras, kavinukė bei suvenyrų parduotuvė. Anaga kalnai. Anaga kalnai tai salyno pasididžiavimas. Šie kalnai salai suteikia didelę ekologinę naudą. Vaikštant šiais kalnais galima išvysti daug įdomių vietų, kuriuose atsispindi archeologiniai pėdsakai. Nuo šių kalnų galima išvysti uolėtą salos šiaurinį krantą. Tai toks vaizdas, kuris užgniaužia kvapą. Nepaisant bendros didingos panoramos, kurią jūs galite išvysti nuo šių kalnų, didelį įspūdį paliks ir maži kaimeliai, kuriuose žmonės įsikūrė ir gyveno uolose. O dabar pakeliaukime aplink salą. La Laguna.
La Laguna yra antras pagal svarbą Tenerifės miestas, tai senoji Tenerifės sostinė, kultūrinis bei religinis centras. Dėl savo gražaus kraštovaizdžio bei aukšto lygio viešbučių ir natūralių baseinų mėgiamas turistų. La Oratava. Šis miestas išsiskiria iš kitų savo didingų senovinių architektūrinių stiliumi, aikštėmis bei išlikusiais senoviniais namais su vidiniais kiemeliais. Visas senamiestis yra paskelbtas kaip nacionalinis paminklas, jį būtinai verta aplankyti. Oratava kalnuose turistams organizuojamos įvairios ekskursijos pėsčiomis, kai kurių metu jūs galite pasiekti net Teidės nacionalinį parką. La Oratava turi 3 tamsaus smėlio paplūdimius – El Bululo, Martin Alonso ir El Rincon, kurie retai būna perpildyti. Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz yra vienas iš mėgstamiausių kurortų Kanarų salose. Šio miesto senamiestis unikalus tuo, kad ir patys vietiniai gyventojai čia dirba, pietauja bei leidžia savo laisvalaikį. Daugelis šio žvejybos uosto siaurų grįstų gatvelių atspindi senovinę kolonijistų architektūrą. Santa Cruz. Santa Cruz yra Tenerifės sostinė, įsikūrė šiaurinėje salos pakrantėje. Tai yra vienas judriausių miestų bei didžiausias žvejybos uostas Ispanijoje. Į šį uostą suplaukė didžiuliai laivai, kurie gabeno konteinerius, kruiziniai laivai bei įvairūs keltai ir jachtos. Santa Cruz įsikūrusi didžiulėje įlankoje, supa uolos, kurių aukštis vietomis siekia net kilometrą. Šiame mieste nėra daug lankytinų vietų, tačiau būtent čia susipažįstama su šiaurinė salos pakrante. Daugelis turistų atvyksta apsipirkti, nes būtent čia įsikūrė prekybos centrai, kurie siūlo įvairių prekių patraukliomis kainomis, kadangi tai zona be mokesčių. Čia įsikūręs ir turizmo departamentas, kuriame visada rasite salos bei miestų žemėlapius bei kitą informaciją, norint pamatyti salą. Šiaurės vakarinėje salos dalyje įsikūrė 2 nuostabūs miestai – Garačiko ir Eleko de los Vinos. Garačiko – tai nedidelis žvejybos uostas, kuris visiškai buvo sugriautas išsiveržus ugnikalniui. Sustingus lavai šis miestelis buvo atstatytas. Čia galima pamatyti vieną gražiausių pilių – Castillo de San Miguel. Eleko de los Vinos miestelis – tai vienas seniausių visoje Tenerifėje. Šiame mieste galima išvysti drakono medį, kuria manoma, kad yra 1000 metų, tačiau tikrasis jo amžius nėra žinomas. Los Cristianos. Los Cristianos miestas įsikūręs 15 km į vakarus nuo pietinio oro uosto Reina Sofija. Tai nebejotinai vienas populiariausių kurortų Kanarų salose. Dirbtiniai paplūdimiai tikrai nuostabūs. Šis miestas turi uostą, kuriame siūlomos įvairios ekskursijos. Žvejyba, mini kruizai, pasiplaukiojimai valtimi, stikliniu dugnu, giluminis nardymas bei galimybė persikelti į La Gomera salą. Šiame kurorte įsikūrė daug kavinių, restoranų, barų, parduotuvių bei naktinių klubų, kuriuose gyvenimas tikrai verda. Šalia miestelio esantis vandens pramogų parkas tikrai sužavės visą šeimą. Vaikai čia galėtų praleisti visas savo atostogas. Iš Los Cristianos lengvai nuvyksite į Tenerifės zoologijos sodą bei Erelių parką. Playa de las Americas. Playa de las Americas – tai turistų rojus, įkurtas 1960 metais šalia Los Cristianos ir Costa Dėje. Šiame kurorte mažai ką rasite kanariško. Kaip sako patys Kanarų gyventojai, tai miestas skirtas Šiaurės Europos turistams. Čia pilna triukšmingų greito maisto kavinių, naktimis galima linksmintis naktiniuose klubuose, o dienomis miegoti paplūdimiuose. Vandens pramogų parkas įsikūręs netoli Los Cristianos ir Playa de las Americas. Čia galėsite išvysti delfinų pasirodymą bei pasimėgauti begalę vandens atrakcionų. Taip pat čia apstu restoranų, užkandinių, įvairių parduotuvių bei atskirų oazių, skirtų tik mažiesiems. Į šį vandens pramogų parką važiuoja nemokami autobusiukai iš Los Cristianos į Playa de las Americas kiekvieną dieną. Informacijos teiraukite savo viešbutyje. Oho, vaizdai įspūdingi. Tad saulės ieškotojams, ar norintiems pamiršti rūpesčius, Tenerifė tikras rojus. Laidą parengė Deividas Serevičius, skaitė Daumantas Bagdonavičius.
laidos Keliaukime komanda.